Sveiki, už manęs stovi 2020 metų Mercedes-Benz GLC automobilis su 4 ratų varomų sistema, hybridinis ir 9G Tronic automatinė pavarų dėžė. Ir aš siūlau jums jį įsigyti. O mano pasiūlymų yra daugybė priežasčių ir aš dabar jas išvardinsiu. Pirma priežastis, kodėl siūlau įsigyti jums šį Mercedes-Benz, tai yra reta kombinacija komplektacijos. Pradedant nuo AMG apdailos, White Pearl spalvos ir šviesiai smėlinio odinio salono viduje. Na, kaip ir minėjau, taip pat dar 4 varomų ratų sistema, 9G Tronic pavarų dėžė ir daugybė kitų privalumų, kurie jūsų laukia viduje. Kita priežastis, kodėl verta įsigyti būtent šį automobilį, ogi todėl, kad visus 3 metus jo buvo kruopščiai rūpinamasi ir sunku ant jo būtų rasti nors vieną nusidėvėjimo požymį, tiek išorėje, tiek viduje. AMG apdaila ir visos automobilio linijos puikiai susilieja į vieną elegancijos ir sportiškumo mišinį. Ir šis derinys tikrai nepalieka abejingų. Ir kiekvieną kartą, kai jo važiuojate mieste, tiesiog pastebite jūs atsisukančius praeivių žvilgsnius arba pavydžių žvilgsnius iš kitų automobilio. Kadangi susipažinome su šio automobilio iš išorės, užeikime į vidų. Tai štai kaip pasitinka jūsų naujasis Mercedes-Benz. Įlipus į automobilį, automobilis pasidomė, kas jūs čia toks, tai šiuo atveju pabūkime svečiu. Ir toks pasitikimas yra be galo maloni staigmena, nes automobilis sureguliuoja visus nustatymus pagal tai, kaip jūs buvote juos palikę. Jokių nusidėvėjimo žymių, nes juk perkant tokį brangų automobilį negali būti nieko, kas jums keltų diskomfortą. Galima būtų suabejoti, ar gale kas nors iš vis kada nors sėdėjo. Ir salono būklė, kaip ir priekyje, galima būtų apibūdinti 2 angliškais žodžiais – still virgin. Pakalbėkime apie saugumą, nes saugumas šiam gamintojui buvo ne tik šūkis, bet ir įsipareigojimas. Vairuojant kelyje yra svarbiausia viską matyti, o įjungus šiuos Mercedes-Benz LED High Performance žibintus kelyje niekas neliks nepastebėtas. Kadangi automobilis turi sportišką charakterį, jam yra labai svarbu laiku sustoti ir sustoti būtent ten, kur reikia. Tam, kad tai atsitiktų, buvo panaudoti ventiliuojami stabdžių dižkai, kurie padidina stabdymo efektyvumą. Perspėjimo sistema apie šone važiuojantį automobilį. Automobilio saugumą sudaro keletą sistemų. Tai visų pirma, pats automobilis stebi, ar vairuotojas yra nepavargęs. Automobilį stabdo, jeigu atsiranda tokia būtinybė. Leidžia automobiliui pačiam neišklysti iš automobilio kelio juostų. Ir žinoma, kamera ir parkavimosi sistema padeda nesusidurti su jokiamis kliūtimis. Parkavimo sistema su įstabaus raiškumo kamera. Kaip ir minėjau, visos linijytės jums duoda nemenkai patarimų, kaip jums reiktų pasukti automobilį, kad neužkliudytumėte nieko aplink. Taip pat galite pasirinkti, kokį norite matyti vaizdą. Bagažinė, žinoma, išskirtinė dydžio. Net jeigu apsipirkote vieno apsipirkimo metu šiek tiek daugiau, nepaisant to, antrosios pusės kviestis nereikės. Viską gebėsite parvežti patys. O dabar įdomiausia dalis su šiuo automobiliu, tai yra važiavimas su juo. O važiavimas su juo gali būti dvejopo tipo. Tai gali būti nuotykis, nes automobilis turi sportinį prigimtį, bet kartu gali būti ir patirtis. Patirtis ko? Patirtis prabangos, saugumo ir tiesiog mėgavimąsi važiavimo ir mėgavimąsi keliu. Taigi nepraleiskite galimybės įsigyti šį prabangų dėmesį prikaustantį automobilį su galiojančia gamyklinė automobilio garantija iki 2025 metų ir patirkite su juo nuotykius arba įgaukite naujų patirčių. Na, o jeigu tai nuspręsite, skambinkite ir nepraleiskite progos įsitikinti, ar tikrai šis automobilis sukelia tiek emocijų ir tiek jausmų. Lauksiu jūsų skambučio. Iki.
ir patirkite su juo nuotykius arba įgaukite naujų patirčių.